O aš turėčiau nejausti kojų galūnių. Eik, na, tik ne dabar. Šefas su asilu. Nice to meet you in Morocco. Koks jis minkštas. Ei! Ką tik galvočiau kupranugarį. Sako, valgiau kupranugarį. Gražu. Prie manęs kažkoks senis pristoja ir aš nesuprantu, ko jisai nori iš manęs. O ne, vėl tas frikas ateina, eik tu savo, o dabar aš nuogas. Nu, na, kaip nejauku. Nežinau, žinokit, ar reikėjo tą maikę persivilkti vakar. Tikėjaus, kad atneš, nustums visas negandas ir atneš sėkmę. Perskadžiau vakar pusę Maroko beveik, bet man atrodo, kad būsiu gavęs šilumos smūgį, karočią. Belenkaip skauda galva, gerklė pilna skreplių, kosi jau pusę nakties, taip sunku buvo miegot. Jėgų ne per daugiausiai. Ir dar tas Marokas jisai toks. Šiaip iš pirmo įspūdžio Marokas tai įspūdingas yra. Nu, vis dėlto ta mano kelionė tokia gaunasi, ne, kad aš, tarkim, turiu 2 taškus, kur turėjau nuvažiuoti. Tai yra dykuma, dabar yra vandenynas. Nėra taip, nu aš labai daug laiko tiesiog praleidžiu važiuodamas kely ir nėra, kad aš čia super duper mega eksplorinu miestus ar dar kažką. Bet pats Marokas, ne, sakykim, savo kraštovaizdžiu ir taip toliau, taip kaip atrodo Marokas, ne. Ant popieriaus. Nu, jisai įspūdingas yra, bet man atrodo, kad jisai labai vienodas, kas irgi truputėlį apsunkina visą tą važiavimą, nes tiesiog atrodo, kad tu vietoj stovi ir nesisko tie kilometrai visiškai. Nes nukietai tie visi kalnai, uolienos ir taip toliau, viskas čia įspūdingai atrodo tikrai, bet čia viskas. Ir tu važiuoji kiekvieną kartą pro tos kalnus ir uolienas ir galvoji, kietai, mačiau šitą prieš 20 kilometrų. Bet vėjas, tai, nu, nafik, ypatingai tose dykynėse, kur nėra, nu, jokios užuovėjos, tu važiuoji ir tiesiog tave talžo tas vėjas iš visų pusių tiesiog. Kokius 7 kartus vos po fūrą nepalendau, nes tenais tose keliuose važiuoja tos fūros didelės, kaip Indijai. Milžiniškos fūros, ten prikrautos, ten 7 metrai virš leistino, karočią, aukščio. Ir tada, kai prasilenkinėjai su jom, tave tas vėjo gūsis taip įtraukė ir toks iš šono taip iš karto. Nežinau šiaip, ar turiu temperatūros ar neturiu, jaučiuosi lyg turiu, bet negaliu patikrinti, todėl nekonstatuosiu fakto. Turiu pinigų, grinųjų 2 pilniem bakam. Tai čia irgi problema, nes bankomato niekur nerandu, o jeigu randu, tai negaliu naudoti savo kortelę. Tai koks planas šiandien? Šiaip idealiu atveju, tai norėčiau iš karto prie vandenyno važiuoti, bet nežinau, kaip jausios. Norėčiau prie vandenyno važiuoti vien tam, kad, nes prie vandenyno truputėlį vėsiau. Iš karto tiesiog numuši tą temperatūrą, jau dabar jinai mažėja. Dabar yra 11 valandų, yra 31 laipsnis. 31, gyvent galima jau tikrai. Ir važiuojant kuo toliau į vandenyno, tu vis tiek leidėsi. Ir ta saulė, jinai vis mažiau aitri tada darosi. Čia teisingas žodis iš vis. Kalba taip kažkas. Laukia dabar toks pakankamai sudėtingas ruožas per kalnus ir pagal Google Mapsus ten yra 4 valandos važiavimo. Pasižiūrėsim, kaip jausiuos, jeigu nebus ten viskas taip chujova. Gal atsigausiu kažkiek truputėlį dėlos eigoj. Gal iš karto reikia dumti prie vandenyno, žodžiu, ir važiuoti tada pakrantę. Aš noriu, kad mes visi paklausytumėm mano laimės dainos. Aš jums parodysiu. Eik, ten ausinės įsikrovusios. Va čia koks būtų, eik, va čia koks būtų blogas dalykas. Čia yra mano laimės daina. Nu, grinai laimės daina. Nu, sakau, aš neįsivaizduoju net kitą apibūdinimą. Jinai kaip skamba, taip ir rašosi. Garsų daina, pasižiūrėkit. Galim pašokti truputėlį. Sorry, tik tai tautinius šokius moka. Hello, guys. Hello guys, you're going to the pool? Oh, it works? Okay, cool. Suka, kaip ir gavo, kaip nejauku dabar. Gerai, šokiai baigėsi, viskas. Mane sustabdė, tiesiog jau galiu grūk. Nesu toks drąsus, kad... Jau ir galvos nebeskauda,
Nieko jau nebeskauda, jau kaip ir važiuoti, tiesiog norisi kuo greičiau iš čionais. Dar pasižiūriu Gorilla Powerbankas, karočią, nuvažiuoju, nusibriuku kažką už kas, pasiemu daug vandens ir leidžiasi kalnus. Oi, kas čia su tokia? Opa! Sorry. Galvojau, gal gausiu kažkokią maistą, bet biškį nejauku man čionais būt. Gal ledų tiesiog pusryčiam prisivalgyt. Ar bloga idėja. Šaut ledų, vandens, čipsų ir viso. Einu pasižiūrėti, kas gero parduotuvai. Ant saldumynų tikrai galėčiau vėl. Pilna, karočią, bičių ar ko čionais. O gal man čia ta visas negalavimas nuo to įgelimo, gal aš mirt pradedu. Nu, bet kokiu atveju miršta ar ten, čia vis tiek prisibazarinis esu, tai... Wow. Kuo ilgiau būn čia, to mažiau valgyt pradedu norėti. Žinokit, kad jaučiu, kad liksiu prie pirminio plano ir pusryčiausiu, karočią, ledais. Belen kaip mėgstu baltą šokoladą, jie visi ištirpiai. Gerai, karočią, tik dėl to, kad mėgstu baltą šokoladą ir perku šitą. Uždengiau atgal kilimą. Kaip norėčiau limonadą šiaip, bet taip neapsimoka. Arba vėl, karočią, pasiimt, susibarstyt greitai. Mažiuką va tokią, va, jeigu paimčiau ir greit susibarstyčiau. O, va čia taip pusryčiai, ką? Aš jums sakiau jau, kad aš paauglys esu. Ką man dabar padaryti? Galima važiuoti 4 valandų kelionę po kalnus. Ar gal dar šitą paėmės? Trūksta oro, sunku kvėpuoti, sukasi galva. Šalta. Pagaliau šalta man. Nežinau, ar turėtų būti šalta. O aš turėčiau nejaust kojų galūnių. Ar mes pasiruošę kelioniai? Nežinau. Greitai dabar tą ledą sudorojam. Bandžioju. Bibi žino, kad neįgalus čia, kur nesuprantu, į kurią pusę kaip eiti. Stoviu nachai, nesiorientuoju, bet nušaukit mane į galvą. Gerai, pirmas pusryčių patiekalas. Tikrai neblogas. Žiūrim kaip antras. Nereikia, žinau, kačių. Ačiū tikrai, bet nereikia. Pizda. Viskas atgal krenta man. Aš net nenoriu ryt, man taip skauda gerklę, aš nenoriu ryt, karočią. Tai gal šiąnakt su vyrais miegot? Nagi juokauju, to jūs iš karto. Taigi pajuokavau, belemba. Taip, kankinuosi, belemba, antrą dieną negaliu pajuokauti biškį. Tai ašlą užgeriam spraitų, karočią. Ir manau, aš iškart pasveikstu nuo visų, karočią, šitų. Šoviau ledą porą keksiukų, karočią, pusryčiam, užgeriu spraitų. Jėgos grįžta. Pilnu pajėgumu. Stabtelėjau atsigerti vandens ir nusprendžiau parodyti jums, ką turėjau omeny ryte, kalbėdamas apie Maroką. Žiūrėkit. Matot? Nu taip tai atrodo, nu nesveikai, nu tikrai. Visi kalnai, tos uolos ir taip toliau. Ir čia dar žinokit, čia žaliausia, kiek esu matęs. Čia kol kas jaučiu žaliausia Maroko vieta. Čia va tiek, žinai. Nu nesveikai tikrai atrodo, ne? Bet problema, kad visur taip atrodo. Dykinių ir va tokių kalnų skirtumas yra tas, kad dykynėse tiesiog lygu. Bet ten irgi akmenys tiesiog. Ir važiuoju ir nesisuka tie kilometrai, atrodo, kad vietoj stovi toks truputėlį sunkus psichologiškai tas kelias jis yra. Jeigu įdomu, kaip jaučiuosi iš tikro, tai galvos skausmas nėra, kad mažėja, bet nėra, kad ir didėja. Tai tam pačiam lygmenį laikosi. O jeigu neįdomu, tai aš nežinau, na, žiūri tada šitą. Trapo bitais hopinu,
kešus sumokėsiu, atsakau, toks Vilniuje vibe. Sorry, kaip ir sakiau, tik tai tautinis šokis, priedainis buvo. Negalėjau praleisti. Jo, judam toliau, dar vandenuką ir judam toliau. Nu, atrodo, tai nesveikai, bet vėl tas pats. Vakar žiūrėjau tą patį, užvakar žiūrėjau tą patį, rytoj žiūrėsiu tą patį, kaip greičiai, žinokit, padusau, wow. Kaip atėjo tas nuovargis po šito pašakinėjimo. Sukilo biškis spaudimas. Nieko, vsio, sėdam, judam toliau. Hello. Do you have food? Yeah? Can I see the menu? Vis tiek aš nesuprantu nieko, ką šitą meniu yra. Na, aš įskaitau. Atvažiavau jau į tą miestą, pro visus kalnus, pagaliau vargais negalais prasibrojau. Pavargau, blemba, nebuvo taip lengva. Thank you. Look, I still don't understand what is in the menu. Could you recommend me something? I want something traditional, but with meat. With meat? Yeah. Kadangi pasakiau with meat, dabar gausiu bybę. Hello. Could I have something traditional but that has meat, but with meat? With meat. Yeah. Which Which is the most delicious? I like all of them. What? All of them. I like all of them. So do you want tagine with meat? And what could be other without tagine? I've tried tagine. It's good. I can show you. Yeah, of course. Can I have something cold to drink? Do you have like cola? Yeah, cola is okay. That's it. And the salad, no? No. Tagine is good. Yeah. Okay. Salad? Tagine. Thank you. Nelabai man tas tagine, bet pavalgysiu ir tada nuspręsiu, nes šiaip labai nuvibravo užpakalis vėl, labai skauda subinė, kročia. Nėra jau taip malonu ant motociklą sėdėti. Nieko neveikiu paskutinės dienos, tiesiog sėdžiu ant motociklą ir suku ratais. Ne ratais. Važiuoju tiesiai ir matau tos pačius vaizdus vis tą patį per tą patį. Tai pavalgysiu, nusišyksiu gerai. Vikriai labai atnešė tą maistą, atrodo, kad kažkas buvo užsisakęs ir nebedarėjo ir sako, tai tada šitam atiduodam baltam. Bet, skaniai atrodo, nes man tai nelabai. Gal burgerių kokių yra. Gerai, paragausim vis tiek. Šiaip tagine valgiau tam mieste, kur prie dykumos buvau. Tai ten truputėlį kitaip atrodė. Šūdas. Duonos palapsnosiu. Ir gal... ir varysiu ieškoti McDonald's. Situacija tokia. Pavalgiau, šiaip nebuvo labai skanu, jeigu atvirai. Ir galvojau, ką čia daryti toliau. Bandau šiandien važiuoti iki vandenyno. Nežinau, kaip seksis ir nežinau, kaip viskas eisis. Jėgų lyg ir yra. Savijauta truputėlį pagerėjo. Tai gal nėra misija neįmanoma. Ir jeigu pasiekiu šiandien vandenyną, aš rytoj, jeigu pavyktų man kaip nors įsiprašyti, galėčiau truputėlį papramogauti, pasurfint, pasilinksmint. Bet čia toks irgi, nežinau, kiek įmanoma, kanačia. Galvojau, kad, kaip ir sakiau, aš planavau čia nušyktą tuliką, nešykęs nuo vakar. Pavalgiau, pasėdėjau, kaip ir norisi eit kakoti, jau žinot, nueinu į tuliką ir nėra šykto. Tai toliau būsi nešykęs. Ai. Dėl šykimo kaip nors, tik tais, sakau, labai daug tokios nežinomybės, kaip čia ką daryti. Bet jaučiu maunu, karočią, kaip ir sakiau, iki vandenyno. Bet būtų bairis pasurfint, padaryti tai, ko iš tikro turėjau važiuoti čia į Maroką, truputėlį pasvaigti, nes jau pavargau, sakau, nuo to sėdėjimo ant motociklo, nuo vaizdų tų pačių. Šiaip šitas miestas įdomesnis, jis truputėlį kitoks.
medžių kažkokių, tie akmenys kažkokie kitokie. Reikia dar surasti, kur motociklą nusiplaut, va čia dar yra misija. Šiaip nežinau, iš tikrųjų dabar jau pradedu abejoti. Nu, tipo, nesutems, kol važiuosiu tikrai, bet sakau, man toks kūnas tiesiog, kūnas skauda. Dabar 4:30 yra. 4:30, nu tai aš nuo ant 7 spėju. Nu nežinau, žodžiu, pararadęs esu save jau viskas. Vienu nusipirkti ledų, alkoholą. Išvažiavau jau kurį laiką važiuoju, žinokit, ir negaliu nustoti šypsotis, nežinau, kas pasikeitė su tuo Maroku dėl Dievo meilės, bet blemba, kaip gražu. Nu jūs pasižiūrėkit, nu kaip gražu. Ir tie akmenys kažkokie kitokie, nu nežinau net kaip paaiškinti, nu jūs pasižiūrėkit, kokio grožio akmenys. Visai kitokie akmenys, nei kad buvo kitoj pusėje Maroko. Medelių yra. Visko čia yra. Oi, čia jau nesąmonės, vėl darau su tą kamerą, sorry, vis dar neišmokau naudotis. Atvažiuoja mašina, žiūrėkit. Pamojoja mašinai. Hello. Hello. Toyota. Galvoju, gal pasiliksiu tam mieste, Tiznit. Ką žinau, jie čia kaip ir, nežinau, kaip ir negeria, tai nežinau, kaip jie linksminasi, bet gal atrasiu kažkokią linksmybių buveinę kažkokią tam Tiznit mieste, pasilinksminsim, nežinau, pašoksim visi kartu ir tada visi laimingi ir rytoj važiuosim prie vandenyno. Pasurfint nepavyks. Man atrašė iš stovyklos, kad vietų neturim, bet žinokit, man taip tas kelias pakėlė nuotaiką, kad man absoliučiai, nu, nesvarbu yra. Koks skirtumas, pavyks ar nepavyks pasurfint, kai tokie vaizdai, ką? Smagu šiai būtų pasurfint, tikriausiai visą laiką. Bet ką padarysi, žinai, nelemta tai nelemta. Šiaip puikia vieta čia nais. Puikia vieta surūkyt. Galvoju, blemba, kokį čia sinonimas pasakyti dabar, kad neblokuotų manęs. Puikia vieta surūkyt marokietiško tabako. Taip aš jums pasakysiu. Deja, neturim. O šiaip gal pabandysiu sabdyti mašiną, kad nufotintų mane, kaip būtų kietai. Ai, nors pochai, koks skirtumas. Koks skirtumas, juk vis tiek neprisiminsiu aš. Gali, eik tu na, kokia nelaimė. Eik tu na, tik ne dabar. Fuck, kaip viskas gerai, ką tik buvo. Nu, blet. Nu, Galvoju dabar, ką daryti, kaip čia protingiau, kad neiškrūvint visko. Nu, blet, taip viskas. Taip džiaugiaus, patys matėt, koks laimingas, ką tik buvau. Čia irgi, blemba, visai iš visato ženklas, kad negaliu džiaugtis dalykais, nes va tada kas būna. Excuse me. Suka, nu kuro galėjo sustot. Maybe you have tissue. Palaukit, bėgu, karočiui, iki fūros. Suka, aš nesuprantu, ar jie nemato, kad aš krūvinas visas esu, sustokit, mėlėjai, maldauju. Vandenuką va truputėlį tik išmetė. Irgi gerai šiaip. Nebus taip, kad liks nepanaudotas. Nelemta džiaugtis man šitoj kelioniai. Kaip sustabdyti dabar? Klausimas yra, neturiu jokios servetėlės, nieko neturiu, visas krūvinas esu. Kaip sustabdyti, karočiui? O čia iš vis nuo ko man yra? Nuo karščio? Ar aš rimtai mirštu nuo tos bitės? Ar kas ten per gyvulys buvo iš vis? Gal į maikę valytis, tiesiog vis tiek rytoj naujos maikės diena. Bet jeigu kruvina maikė atvažiuoju į miestą. Šiaip vieną kartą tik tai policininkai stabdė ir sustabdė tada prie, sako, where are you from? Sako, Lithuania. Sako, okay, you can go. Jaučiu, jeigu kruvina maikė sustabdytų, tai nebūtų taip lengvai jau. Gerai, ant kiek jau, nu čia jau hardcore'as, ne, jeigu koinės pradedu kišti nosį. Ir taip tų koinių neturiu daug, čia dar irgi problema yra. Neturiu daug aš tų koinių ir negaliu jų taip švaistyti. Eikti, na, pizda, šiaip aš visas krūvinas, aš net nematau, bet aš pasivalau ir, karočią, suprantu, kad čia pizda man. Nu, viso, karočią, nėra kelio atgal. Naudoju koinės. Kaip tikiuosi, kad čia nais švarios. Žiūrėkit, va tokia va krūvina koinė. Palieku čia nais ant šito, ant krašto. Ir tada važiuos kažkas prie šalis, staptels ir jie tokie, o ne, purvina koinė. Čia kažkur bus lavonas. Aš neatsimenu, kada man paskutinį kartą iš nosies kraujas bėgo, jeigu atvirai. Aš neįsivaizduoju, kas čia yra, kas čia per simptomas. Dar užpisa, kad čia tūlikose nėra šikpoperio. Sustojau dar vienam kaimelį, greitai dar šoviau, karočią, greitai šaltą gėrimą.
nuėjau į tuliką ir nėra šikpapiro. Ir man gėda prašyto šikpapiro, aš nenoriu, kad jie galvotų, kad aš imbecilas esu, kad neįgalus. Įsivaizduokit irgi dabar, blemba, paprašau šikpapiro vietinio kažkokio. What? What you need? Toilet paper? Toilet paper. Eina draugelis. Muhammad, what happened? Muhammad, what happened? This guy asked me for toilet paper. I mean, what the fuck, man? Are you gay? You want to tell me that you put your fingers to your ass? You're gay, man. You will be deported immediately. Call the police. Peiskišio, kuro. Pizdukas. Gerai, karočią, netekau kraujo, truputėlį išprotėjau. Gal rimtai tą koją palikti? Pagazdinimui. Žinokit, plėt paliksiu. Nu, ne kaip šiukšlinti. Aš nenoriu šiukšlinti. Bet, nu, it's a prank, bro. Ar nepalikti? Nu, negražu šiai būtų. Nu, taip aš dabar. Na gerai, nepaliksiu. Tik dėl to, kad į internetą keliu. Nekelčiau šito į internetą, tai palikčiau, žinokit. Vien tik tam, kad pažaist čia su jais. Pasiekėm, karočią, kažkokią čia vietą. Paklausiau, sustojau vienoje vietoje, paklausiau tiesiog, ar žino, kur galėčiau pavalgyti. Sako, ko nori. Aš prisiminiau tą skanų, tas skanes mėsas, kurias valgiau, sakau, noris ir svagūnais. Sakau, parodžiau nuotrauką, sakau, norėčiau kažko tokio. Sako, gerai, žinau vieną vietą. Bandėm man parodyti per žemėlapį, nepavyko. Va ten išvažiuoja mano čiuvakas, kuris palydėjo mane. Bet bandė parodyti per žemėlapį, neradom, nepavyko. Tada sako, nes čia šiaip kitas čiuvakas palydėjo, tas, kuris bandė parodyti, sako, tipo, varom, aš tave palydėsiu. O jisai su dvirku buvo. Sakau, nu davai, varom, žinai, pamylėm truputėlį. Ir tada privažiavo šitas čiuvakas, sako, aš palydėsiu, žinai, kadangi jis su mocu. Sako, nu tipo, išvažiavom, nuvažiavom į vieną vietą, pasirodo tenais nėra. Sako, važiuokit kitur. Dabar atvažiavom čia nais, buvo dingę, bet rado čia vyrų kažkokių, tokia vietelė. Čia nais, tipo, jau bus, bet čia už miestą mes išvažiavom. Tai nežinau, jeigu čia tiek daug reikia tam, kad pavalgyti, tai sakau, gal aš tada nevalgęs tikrai būsiu. Iš šaldytuvo ištraukia man mėsos, iškeps mėsos, pavalgysim ir nežinau, kas po to laukia. Neįsivaizduoju, šiaip aš pravažiavau per tą miestą, ten vyksta kažkoks gyvenimas tenais, tikrai. Žmonės vaikšto, jų visai nemažai, reikės pažiūrėti, pabandyti, paskaitinėti, kur čia galima gal kažką įdomaus rasti. Jeigu nieko negalima rasti, važiuosim tada iki vandenyno, 20 minučių esam nuo vandens, tai važiuosim tenais. Ir išsitiesim savo lavonmaišį ir krysime gotam lavonmaišį. Toks planas blogiausiu atveju. Bet galiu pasakyti, kad malonu čia būti tikrai jau yra. Vien malonu, vien dėl to, kad čia 26 laipsniai šilumos. Aš važiuoju ir man šiaušiasi oda kartais nuo šalčio. Absoliučiai kitas dalykas. Lengviau galva sukasi. Nežinau net. Akivaizdžiai dar ne taip lengvai sukasi, karočią. Spėkit ką. Atnešė maistelį ir galiu pasakyti, kad truputėlį kitaip atrodo, nei kad atrodė vakar, bet kitaip nereiškia, kad blogiau. Pasižiūrėkit. Kaupėsi seilės, nekantrauju pradėti, žinokit. Čia su vagoniuku, po su vagoniukais pasislėpus mėsytė, kaip ir vakar Doneitas, praskoniukai. Ajajai, kaip kaupėsi seilės, kad jūs žinotumėt, ajajai.
Ai. Dūrėm truputėlį prieskonio. Druskas. Šitą, net nežinau, kas čia yra šiaip. Toks va, nežinau, kas čia per dalykas. Ragaunam. Nu šitas tai crazy ta mėsa. Thank you very much. Negaliu nupasakot, žinokit, kokią skanumų mėsa. Ant tiek skani mėsa, kad viską žinokit. Jeigu kamerą lauko einu valgyti, labai skanu, labai nekantrauju, labai noriu viską suryti greičiau ir nenoriu, kad jūs matytumėt, kaip nekultūringai valgyti. Vakar, kol pavalgiau, sutemo viskas, labai tamsu viskas pasidarė, tai kol ten pabaigiau bazarint su vietiniais keliais ant bahuriukais, žodžiu, pabazarinom, pasijuokėm kažką. Ir grįžau po to atgal į miestą, pravažiavau miestą, ieškojau to kažkokio judesio ir veiksmo, žiūrėjau, kaip ten žmonės gyvena. Tai jie tiesiog sėdė ant bordiūrų, karočiui. Sėdė ant bordiūrų ir bazarina irgi tarpusavį. Tai nieko labai tokio įspūdingo. Buvau radęs vieną kažkokią vakarėlį, bet nuvariau iki to vakarėlio. Klausiau, kas čia vyksta, nelabai supratau, klausiau, ar mane čia įleistų, sakė, kad neįleistų. Tai, yra kaip yra, bet gal ir gerai. Gal truputėlį pasiilsėti labiau. Akivaizdžiai mėgau viešbutį už 100 dirhamų. Tai čia apie 10 eurų šiaip neįtikėtinas. Už 10 eurų tai čia neįtikėtina yra, ką aš čia turiu. Jo, važiavau iki vieno kempingo, neįleido. Tada važiavau iki kito kempingo, lygiai taip pat neįleido. Motociklas tikiuosi, kad vis dar stovi kieme, nes vienintelė šiaip vieta, kur atėjus į receptioną, vienintelis miestas, kur atėjus į receptioną, sakė, kad aš tavo vietoj nepalikčiau, sako, daiktų čia ant motociklo. Sako, aš tavo vietoj susirinkčiau. Tai palikau truputėlį kelis daiktus motociklė, tam bagažinį savo. Bet čia pasiėmiau ir savo lavonmaišį, ir kuprinę, karočią, viską susirinkau. Turim šiandien labai gražią procedūrą, vėl, su jūsų pagalba. Aš noriu, kad pradėtumėm garsiai skanduoti ir džiaugtis. Maikė! Nauja Maikė. Naujos Maikės diena. Įspūdinga diena, tikiuosi, kad su šita Maikė pasibaigs visos negandos ir visi negalavimai. Gerklė dar biškį skauda, bet šiaip tai jaučiuosi tikrai neblogai. Kelionė mūsų nenumaldomai artėja į pabaigą. Šiaip iki vandenynų yra 20 minučių iki to miesto, kur aš esu suplanavęs nuvažiuoti. Tai yra truputėlį daugiau ir yra 2 keliai. Yra vienas per aplinkui, kad nematytų vandenyno. Ir yra kitas, kuris eina šalia vandenyno. Tai aš manau, dabar aš važiuosiu per aplinkui, kad nematytų vandenyno, o po to jau grįšiu į Agadyrą, į kitą miestą, iš kurios skrisiu namo. Jau į tą miestą važiuosiu palei pakrantę. Tokios tokelės, daug kilometrų, kad ir kaip bebūtų šiandien nėra. Važiuojam visi dyfni, dar kažką gal greit užkasim. Vėl gal ledais papulsiričiausim dar kažką, žinot. Vis dėlto tikslas buvo permiegot Saharoje ir permiegot prie vandenyno. Tai bent vieną iš 2 tikrai turiu įvykdyti, nors ir nebeturiu palapinės funkcionuojančios, bet reikia vis tiek. Gerai, motociklas vietoj. Puikios naujienos. Smunka kelnės, blemba. Tiek daiktų prisikyšęs į kišenę, smunka kelnės. Pažiūrėkit, koks purvinas šiaip, eikti savo. Klausiau nuomos punkto ir sakė, kad jokiais būdais neplaut. Vis dar nesu tikras, kaip naudoti šito, žinokit, kremų, sorry. Paėmiau iš viešbučio dar tą ruloną, karočią šikpapierio, kuris buvo kambarį, dėl viso pikto. Jeigu vėl netyčia nuspręšiau pradėti kraujuoti. Vakar tai šikau vienoje vietoje, ten kur valgiau šikau, kakojau, atsiprašau, tuštinausi. Ten toj vietai, kur valgiau, tai nejauku truputėlį buvo, nes ten tą tūliką prižiūri kažkokia moteris. Ir aš ateinu toks, tipo, where toilet, rodo tenais. Aš nueinu, pražiūriu vieną tūliką, nėra šikpapiriaus, pasižiūriu kitą, nėra šikpapiriaus. Perėjau per visus tūlikus, nėra niekur tualetinio popieriaus. Gerai, karočią, sukupiu drąsą, grįžtu pas moterį, sakau, maybe you have toilet paper, you know, toilet paper. Ir jinai nesupranta, ką aš sakau. Ir aš toilet paper. Ir jinai tokia, oh, no. Ir tada šonė čia, jinai turi pasidėjus paprastą popieriaus ir davė to popieriaus, karočią. Tai su A4 lapais tiesiog šikna valiaus.
kaip senais gerais laikais kaime. Nors galiu pasakyti, kad laikraštis truputėlį vis tiek maloniau prie to šiknos limpa nei A4 lapai. Porą valandų kelio pagal Google Maps. Aš kaip visą laiką aplenksiu Google Maps, tai sakykime 1,5 valandos, gal valandą ir vietoj. Šiaip šiandien atsikėlęs ryte pamačiau kažkokį Reelsą, neatsimenu kieno. Pamačiau McDonald's reklamą ir žinokit, nu kaip norėčiau McDonald'ą. Bet ką mėgstu aš, tai McDonald's, žinokit, iš viso širdies. Ir žiūrėjau, iš karto pasitikrinau, ar yra McDonald's šiandien. Tam ne Marakešė, o Marokė. Tai yra gal 3 McDonald'ai ir 4 ir visi jie yra Agadir mieste, tam mieste, iš kurio išskrendu. Tai gal ir visai nebloga kelionės kulminacija bus tiesiog prisiryti nesveiko šūdino maistą. Užkandau pusdalčių, nusipirkau dar baltą KitKatą, nes labai mėgstu baltą šokoladą. Ir nusipirkau tokią nesąmonę. Čia yra bulis, bet neįsistoji, kas čia per dalykas yra. Tiesiog absoliučiai kaip paauglį mane nupirko spalva. Šiaip kavos aš negeriu, nes man neskanu. Energetinių irgi nelabai. Nes tiesiog nuo kafeino man leidžia viduris visą laiką. Tai pasirašau avantūrai vien tik dėl to, kad skarbonkės tokios nesumatęs. Dar nereikėjo gerti šito ir jau dabar kiekvienas bezalas klastingas atrodo. Čia yra kaip Red Bullis, tiesiog kad negazuotas. Vienas didesnių skemų, į kuriuos pakliuvau čia būdamas Maroke. O šiaip negerkite energetinių, nes man dantistas sakė, kad labai nesveika dantim čionais yra. Aš negeriu, kaip ir sakiau, buvau tiesiog suviliotas. Nu ką, mielieji, liko apie 15 minučių iki finišo, iki kelionės tikslo, iki vandenyno. Tai stabtelėjau čia vidury kalnų parodyti jum. Pasižiūrėkit, nu kokie vaizdai. Nu vau. Vau. Gerai, žiūrėkit, leidžiantis nuo to. Čia aš važiavau, pamačiau tokį dalyką, žiūrėkit, noriu jums parodyti. Čia va, šefas su asilu, o ten pilno kupranugarių yra. Aš galvojau, kad jie tik... Iš kur čia tie kupranugariai, blemba? Aš galvojau, kad jie tik dykumoj. O, su kalbos neišgriuvau. O jūs esat matę baltų kupranugarių? Nes aš nesu. Nu dabar jau esu. Mano babos kaimas panašiai atrodo iš tikro. Tai tiesiog, kad vietoj kupranugarių karvės. Įdomu, kiek arti aš galiu prieiti, iki kol pradės mane gaudyti. Iki kol pradės talžyti mane savo kojom tie kupranugariai. Įdomu, ar jie čia gerai gyvena, ar čia gerai jos prižiūri. Spėjai gerai, jeigu baltų netgi yra. Įdomu, ar balti kupranugariai labiau mylimi yra už kitus kupranugarius. Negaliu atsižiūrėti, žinokit, galėčiau stovėti ir žiūrėti. Kaip čiulpė, o ten vaikas kupranugarius savo motinai kupranugariais penis. A? A? Ah, davai. Oh, it's okay, it's all good. Oi, maybe this? Davai, pabandau. Jeigu jo nemušo, tai nemuš ir manęs tikrai. Blemba baisoka. Blemba baisoka. Išsigandau. Sveikas kupranugari. Oi, šitas tai vyriškas blemba. Šitas tai vyriškas. Oi, liečiu kupranugari. Laukinių kupranugari liečiu. Oi, 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 oi. Šukran. Ai, kietai kaip. Ką jūs vaikstat? Koks jis minkštas. Ei, kuo arčiau vandens, tuo smagiau visą laiką. Taip ir žinojau. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, I go. Thank you very much once again. Thank you very much, sir. It was pleasure. Thank you. Kiek jūs esat laukinių kupranugarių lietę? Šiaip tik tais klausiu, kiek, pavyzdžiui, kupranugarių esat matę ne cirke arba ne zoologijos sode? Taip, ką žinau, mano tai toks trečiadienis, aš nežinau, atvariau, paliečiau kupranugarių ir varau toliau, žinau. Rytoj jaučiu varysiu kur nors, paliesiu truputėlį kokių laukinių gepardų, dar ko nors. Ir viso. Taip aš ir gyvenu, žinokit, mano tokia dienotvarkė yra. Mano toks darbas, aš važiuoju ir liečiu
egzotinius gyvūnus. Asilas va. Zdorova asilas. Aš irgi šiaip esu buvęs asilas. 12 klasėje mokyklai vaidinau asilą. Iš Šreko. Nesveikai patiko. Geras, puikiai dienelė. Čia gal ta maikė? Gal čia ta maikė sėkmė neša? Nu ką, mielieji, per skausmus, per kančias, per negandas, net per kraują. Pervažiavom visą Maroką išskersai ir nežinau, ar patikėsit, bet esam prie Atlanto vandenyno. Skauda subinė, skauda ausis, skauda gerklę, pilna įvairiausių skausmų, širdį net skauda, žinok. Viskas skauda. Bet pagaliau. Šiaip temperatūra šitą miestą nėra labai didelė. Nėra, kad labai jau šilta dabar būtų šiuo metu. Temperatūra yra, net nerodo, žinau, kad man, va, 24 laipsniai šilumos. Koks čia vanduo? Suka, kur ašgi su batais esu. Toks. Jeigu būčiau tėvas, sakyčiau, kad vanduo šlapės. Bet 2 dalykai, ką mėgstu savo gyvenime labiausiai, tai McDonald's pirmoje vietoje. Ir antroje vietoje šokinėti per bangas. Nu, į bangas, ne per bangas. Nusimaudysim gal vandenyne. Vis dėlto reiktų. Tai nusimaudysim vandenyne ir žiūrėsim, kur prigult. Toks planas. That's what you say, it's called kifta. Kifta. Kifta? Yes. Okay. You like with a camel or with a beef or what kifta you like? I don't know which one I tried, you know? If you like camel, there is camel. If you like the beef, Nah, I don't want camel. no camel. No camel, Beef. no. Beef, yeah, maybe beef. You know, camel is beautiful. I don't want it beautiful. This is beef. Ką tik galvočiau kupranugarį. Sako, valgiau kupranugarį. Durni jūs esat. After I will invite you to my exhibition to drink tea with me. Yes? Okay? Okay. When you finish. Kabir. Come here. Hello, you want Hello. something? I have meat. Yes. كبير السلام عليكم شوي هذا قال كفته انا ندير له معها البصله ومطيشه صافي هو الميكيتيو Okay. فين غيري هنا نسيت هنا Okay. Thank you. Taip ir svaikstam. Lainį nusipirki mėsos, kupranugario, atneši vyram ir tau pagamina maistą. Yeah, good. Thank you very much. Tas vyras, kuris lydėjo mane, sakė, kad aš pavalgau ir po to eisim gerti ceremoninės arbatos. Tikiuosi apseisim be ceremoninio rankų kišimo, kur nereikia. Crazy musician. Look. Ne į tą pusę. Aha, va. Jaunas kaip dienos pradžia, net jei tavęs nėra šalia čia, lieknas, bet nenupučia. Nuo penktadienį kaip tyčia, jūsų šutvei keliu juoką, kad ir ką aš bedaryčiau, neįpirksiu terapeuto, todėl sekmadienį bažnyčia. Good? Good. Ha? Nu, pažiūrėsiu, gal turiu kokią monetą, gal turiu kokią monetą. Va, prašau. Į sveikatą. Nu ką, einamės. Neatsimenu vardą, žinokit, to vyro, kuris čia kvietė mane į ceremoninę arbatos gėrimo ceremoniją.
Kaip ir sakiau, tikiuosi išvengsim ceremoninio baltaodžių kojų čiupinėjimo. Jo, einam bazarinam, atrodo normalus čiuvakas. Draugiškas, kaip ir visi, kaip ir dauguma Maroko gyventojai. Palikau mocą gatvėje, karočią. Koks skirtumas, ne mano mocas. Aišku, ten daiktų mano yra, va čia galbūt apmaudu. Bet gal nieko, kas čia voks. Niekam čia nereikia. Taip ir leidžiam laiką, karočią. Net nežinau, kiek valandų, nieko neįsivaizduoju. Aš jau apsvaigintas, jau spėju narkotikais, man primetė tenais į tą mėsą. Atrodo, kad pamiršo jisai, kur gyvena. Arba dabar greitai išsitrauk šautuvą. Can I see? Yeah. Very nice. Yeah, and you can, if you press this, you can turn around. Yeah, you see? Very nice. Together. Together, yeah, look. Very welcome. In Morocco. Nice to meet you in Morocco. Tai va, čia mes tik tais jaunesni. Hello. Kaip tikiuosi, kad turi parūkyti jisai. Norėčiau parūkyti. Įžuloką? Ne. Įžulas aš. Ką padarysi? Gerai, viso. Iki pasimatymo. Iki. Žodžiu, pagėrėm ceremoninės arbatos, aš sveikas, gyvas. Neleido filmuoti viduj. Nu kaip neleido, prašė tiesiog nefilmuoti. Tai aš esu mandagus vyras ir nedariau to. Karočią pasirodo, čiuvakas čia yra kažkokios genties. Nu, jie yra tipo iš dykumos, iš Saharos. Ir jie tenais viena iš Saharos. Jie yra vieni ten iš Saharos tipo genčių. Jie čia nais kažkur turi kupranugarių. 63 kupranugarius turi. Ir įvairiausi ten tipo dalykų, ir man tiesiog papasakojo apie tai, kaip jie čia nais gyvena, kaip veikia viskas ir taip toliau. Aš jums čia visko neperpasakosiu, nes neįdomu bus tiesiog. Ten smagiau yra pamatyti, nei kad pasiklausyti, kaip kažkoks baltodis tau pasakoja apie visą šitą dalyką. Bet keli dalykai, kurie, pavyzdžiui, man taip įsiminė labiausiai. Tai, pavyzdžiui, vienas yra tas, kad kupranugarius jie išdarko, karočią, visiškai pilnai. Jie turi kupranugarį, plaukus naudoja kilimui, odą naudoja ten visiems kitokiem dalykam, kažkokiom ten chuiniom, kaulus naudoja tenais vėl kažkokiem ten papuošalam, dar ten visokiausiam žodžiu. Kupranugarius nuo galvos iki kojų pilnai yra išnaudojamas. Ir antras dalykas, kuris šiaip labai įstrigo man ir labai patiko, jis toks man labai gražus ir simboliškas. Jie paima kupranugario odą, tipo nudirta jau, ne? Be nieko, neišpiešta. Ir man čia, karočią, padovanojo tokį dalyką. Va čia yra kupranugario oda. Va tokia va jinai yra neišpiešta. Ir čia yra jau išpiešta kupranugario oda. Ir jinai būna tokia sujungta ir, kaip sakiau, kaip pagalbė. Bet konkrečiai šitoks dalykas yra naudojamas čia kaip vedybinė, kaip vestuvių kažkoks liudijimas. Tipo užrašo vardą vyro, moters, genties pavadinimą ir tada tiesiog susuka taip kaip rankraštį ir pasideda namuose, kaip kad patvirtinimo, kad jie susitikė. Tai vežuos šitą Lietuvą savo ir savo būsimai žmonai. Čia užrašysiu savo vardą, savo būsimo žmonos vieną dieną, Laskovų gentis ir laikysiu namuose šitą kupranugario odą. Gal ir įdomu. Man tai visai bairis, žinokit. Labai, sakau, toks labai simboliškas, įdomus dalykas, gražus. Dabar nežinau, kur ką darau. Einu, patikrinsiu ar motociklas vietoj. Ieškojau, blemba, paplūdimio kokią nors. Nuvažiavau iki vieno, tenais vienam mokėt už parkingą. Vienoje vietoje mokėt už parkingą, kitoje vietoje. Karočią, kas 200 metrų už parkingą mokėti reikia. Tai biškiau, zajebal, karočią, išvažiavau. Ir galų gale privažiavau aš šitą va. Pakankamai arti čionais, jau vandens privažiavau. Prieš važiuojant ant smėlio galvojau gal sustoti ir truputėlį slėgį nusileist padangose, kad nesusmigčiau į smėlį netyčia. Ir po to pagalvojau, kad gal nevažiuosiu labai giliai, tai nesileisiu. Koks skirtumas, čia truputėlį įlysiu. Ir viso, susmigau, aišku. Tai aišku, kad susmigau. Kaip jūs galvojat kitaip? Tai aišku, kad susmigau. Nes durnelis esu.
Čia visur va iškasta. Buvau čia truputėlį pastrygęs, blemba. Vienu momentu jau buvau pradėjęs panikuoti, jeigu atvirai. Galvojau jau, kad, tiesiog stovi mocas smėlį, nieko, nejudinu, nieko nedarau, ne ant kojelės, o nieko, tiesiog susmygęs į smėlį stovi mocas. Jau buvau pradėjęs tikrai panikuoti, bet nieko, nulipau, įsimečiau pirmą šaibą, truputėlį padeginau sankabą, po to galų gale dar kažkoks vyrukas atėjo, senis padėjo man truputėlį, taip galų gale ir išstūmėm. Bet purus smėliukas, tikrai labai purus. Galvoju užsipautus šortus, karočią, nueit patikrintą vandenį. Tik tingi džiūt po to labai. Tai arba maudaus ir tada einu džiūt, arba nesimaudau ir nereikia džiūt. Bet reikia nusimaudyti tikrai. Tikrai reikia nusimaudyti. Ne dėl to, kad labai norėčiau, bet, atvažiavau juk prie vandenyno, tai reikia nusimaudyti. Vsio. Varau, biškį ten pavažiuosiu į viršų, va ten, va, žiūrėkit, parodysiu. Va ten, va, į viršų pavažiuosiu. Ten pasistatysiu motociklą. Persimausiu į šortus tuos pirmuosius, su kuriais važiavau. Ir šoksiu į vandenį, karočią. Gal ir neišmaudytis vis dėlto, nes prie manęs kažkoks senis pristoja ir aš nesuprantu, ko jisai nori iš manęs. Ir stovi ir nepasitraukia ir biškį baisu dabar tiesiog palikti visus čia daiktus. Tai... Kažkaip vėl viskas eina į blogąją pusę. Sit. I don't... Sit. To, do numeru. I don't need now. No. This. Numéro. 5, 10. Aš nesuprantu. Oui. Ir ką man dabar, tipo, palikti viską jo priežiūrai ir eit maudytis? Jaučiu, kad bloga idėja. Ką, išsimaudžiau vandenyne. Kaip tik tada, kai kojom pasiekiau vandenį, išsikrovė GoPro. Ką padarysi, galite netikėt, koks man jau skirtumas, žinokit. Nelabai šiltas vanduo, nėra pats šilčiausias tikrai, bet galiu pasakyti, kad labai druskingas. Labai druskingas, ypatingai akyse jaučiasi tas druskingumas. Nusisausinu kojas, šoku į batus, kylu atgal į viršų ir po to žiūrėsim, kaip gausis. Truputėlį nuvažiavau jau nuo to kaimelio, to Sidifni, kur ten buvau. Nemanau, kad jau grįšiu į tą pusę. Tai jeigu ir važiuosiu kažkur iš čia, tai truputėlį jau tada link rytojaus galutinio tikslo. Ten, kur pabaigsim, karočią, mūsų visą kelionę. O ne, vėl tas frikas ateina. Eik tu savo, o dabar aš nuogas. Eik tu. Čia kol kas potencialiausias yra į mano sėdimąją. Fil. Kas? Oui. Oi. Ja. La famille. Kaip nejauku. Nejudu ir tiesiog esu įtraukęs anusą šiuo metu. Kiek įmanoma stipriau esu šikną sutraukęs, karočią. Ir nejudu. Nežinau, ar yra jūs puolęs gaidys, bet man mama sakydavo, kad jeigu puola gaidys, tik subinės neatsuk. O aš atsukęs subinę dabar. Dabar jis priešais mane. Šiaip nežinau, kodėl palyginau su gaidžiu. Greitai tvarkaus ir vynioju iš čia, kol dar sveikas esu. Sveiki, truputėlis informacijos, kadangi labai nedaug, tai tingiu traukti kamerą. Dar truputėlį pavažiuosim pakrantę ir krysim, karočią. Pabandysiu pasiekti tokią vieną vietą. Iš nuotraukų atrodo labai gražiai, bet pažiūrėsim, kaip seksis su saulė. Gali būt, kad kai jau nuvažiuosim, labai tamsu bus, bet tikiuosi, kad ne. Tai va, karočią, nieko nelaukiam, mauname šalmą, karočią, ir dūmėm iš čia. Kaip ir atvažiavau, kiek įmanoma čia atvažiuoti, nes, tokioje situacijoje esam. Čia kažkokia diena mašina, tenais kažkokie žmogeliukai sėdi geria.
arbatą. Bandžiau važiuoti per smėlį, bet įvažiavau į smėlį. Nu vėl, karočią, nenusileidęs slėgio visų pirma, tai sunkiai per tą smėlį važiuojas. Aišku, čia nėra jisai toks kaip paplūdimy, truputėlį viskas paprasčiau. Bet įvažiavau į smėlį, truputėlį prasikėsė ratai, karočią, check engine'as įsijungė. Galvoju, pizdu, grįžtu aš atgal į kelią. Dar viena dykynė, karočią. Tai eisiu iki vandens, iki vandenyno, pasižiūrėsim, kas ten per vietelę. Ir visio, karočią, einu dar vieną klausimą vyram užduosiu. Jie vis tiek nesupranta, karočią. Nieko, bet gal kaip nors. Excuse me, maybe you have... No? No? Okay. Okay, La Village. Okay, good, thank you. Taigi vieną klausimą turėjau ir viskas. Nu, jaučiu, kad nedasibrausim, dabar jau matau. Per čia jau visio smingu. Įdomu, kiek čia naistoli, taip. Varom pasižiūrėsim, karočią, ką tenais radau internete, pasižiūrėsim, ar taip pat gražu kaip internete. Skaitytus, kad pamiegojau dykumoj, jeigu čia miegočiau, ir lygiai taip pat, kad prie vandenyno miegojau, jeigu vandenynas už 500 metrų. Nu, blemba, žinokit, gundo pabandyti čia pravažiuoti, jeigu, pavyzdžiui, labai greit įsibėgėčiau. Nu, visai crazy vietelė šiaip. Visai crazy. Galvoju, blemba, ką daryti su to motociklu, ką daryti su to nakvynė. Gražu. Gražu. Nes man tai gražu. Nu ką, mielieji, pavažiavau dar pusvalandį maždaug truputėlį nuo ten tos vietos paskutinės, kur buvau. Ir žinokit, spėju, kad čia aš ir apsistosiu. Čia naktį ir praleisiu, karočią. Absoliučiai vat su vaizdu į vandenyną, kaip ir planuota, karočią. Čia maždaug vat pasitiesiu savo lavonmaišį, ant viršaus užsimesiu tą čiužinuką, atsiremsiu į duslintuvą arba į variklį, kad nebūtų taip šalta. Neblogas vaizdas. Pavargau šiaip, nežinau kaip ir kodėl, keista diena šiaip šiandien. Žinot, kurio metu man taip nusimušė, visai neblogai jaučiausi šiaip, tipo, visą dieną tikrai visai taip neblogai, bet nusimušė man truputėlį šypsenėlė tuo metu prie vandenyno, kai tas karočią frikas senis žiūrėjo į mane labai keistai. Va tada nusimušė ir jau nebeatgavau, žinokit. Vėsoka bus naktį tikriausiai, bet irgi ką padarysi. Pasižiūrėsim iš tikrųjų, kaip seksis. Vis tiek, aš abejoju labai, kad aš miegosiu. Aš su labai palankiom sąlygom negaliu užmigti niekaip. O čia tokios sąlygos, kad nejauku bus nei ką, šunys prie manęs lakstys, uostinės. Tai kaip aš užmigsiu? Aš neužmigsiu tikriausiai. O rytoj jau važiuojam į Agadyrą. Važiuojam į Agadyrą ir mūsų kelionė baigėsi. Tai va. Gerai, karočiai. Einu tiest savo lavonmaišį. Gerai, kad koliukų turiu ir galėsiu užsitvirtinti, kad nenupūstų mano šito, karočiai. Gal ir negalėsiu, nelabai čia kas lenda. Ai, žinokit. Slystu žemyn su visu čiužiniu. Nesugalvojau, ką pasakyti. Atsiprašau, kad aš toks surūgęs esu. Visa šita kelionė apie tai yra, kad aš surūgęs esu. Jeigu net nepamenat. Kiekvieną kartą, kai pradedu džiaugtis, man atsitinka kažkas. Kraujais papliūpstu, dar ten, nežinau, kokių nors nesąmonių. Galva pradedu skaudėti ir temperatūra kilti. Nesutverta džiaugtis šitą kelionę. Ne džiaugsmai šitą kelionę. Tikrai ne. Yra toks dalykas, kad aš supratau, kad man ne kažkokių vietinių ar šunų ar kupranugarių ar stirnų reikėtų bijoti, kad mane užkapos kanopą mane. Aš nepagalvojau, kad taip šalta gali būti. Šiaip tai belenkaip šalta, karočiai. Aš sustingsiu iš šalčio. O čia didžiausia problema, su kuria šiandien susiduriu. Tai galvoju, šiaip
Nu, blemba, nu, kaip nenorėčiau šiaip lysti tą palapinę. Apsiklot su palapinė, nu kas. Bet tikriausiai reiks lysti ir apsiklot su palapinė, nes čia, nu, kažkiek bent jau užuovės. Nu, bet tada, nu, kaip lavonas atrodysiu iš šono, tikrai. Reikia jau čia lysti lavonmaišį. Pilnai sargo, atvažiuoju į šalį, kur plus 40 šilumos ir karačio. Va tai va kosau ir snarglius traukiai. Įdomu, matosi ten kažkas jums. Hui, čia kas matos. Kaip gali matytis durnas, aš irgi blemba. Va, taigi tamsoje esam absoliučiai, kaip gali matytis kas nors. Gerai, žinokit, kylu tuos batus. Gerai, kur rakteliai, greitai, reikia čia šviesą įsijungti. Aš tamsoj absoliučiai nieko nematau, visiškai aklas esu tamsoj. O, fuck. Nu, kamerytė, kažkur stovėsi. Nieko nematau, žinokit, sorry, čia bandau sureguliuoti, nėra taip paprasta viskas. Eik, tu durnas, nieks čia nepavyksta man. O ne, pradedu panikuot. Eik, tu na. Kaip tikiuosi, kad už kojai neįtems manęs nieks į vandenį. Eik, tu durnas. Fuck, kažkas ateina. O taip norėčiau numyšt. Nu, ne kažką, tiesiog pasisot norėčiau. Eik, tu na, pasižiūrėkit, susisuko mano jau šitas visas. Eik, tu na. Primenu, kad namai, va čia va namai mano yra. Pastatau čia kamerą. Suka, tu apsimyšiu, žinokit. O jeigu ryte kažkas klaus, kodėl čia eiktų, bet šiaip kaip blogai čia nepagalvojau, jai. Užkasiu, karočią, visą myžalą iš karto. Sorry, nu blemba, nu toks viešbutis yra. Pasižiūrėkit, net nekils niekam įtarimų, kad čia myžalas kažkieno yra. Baltoodžio kažkokio. Atvažiuoja ir čia numyžinėja pliažas. Nu blemba, jūs įsivaizduokit dabar, jūs vaikštot Nidos paplūdimy ir žiūrit, indusas myža. Kaip pišiau aš tam indusui. Atsiprašau už keiksmažodžius irgi tiesiog, žinokit, nu jau panikoje esu. Kaip jau mano namai, galva, kojas. Nu ir ką. Ir gerai. Va, kaip kaldra man čia nais gaunasi. Nu nežinau, žiūrėsim, bet nu jau jaučiu, karačią, kad ryte atsikelsiu. Nepadės šis sveikatai mano šitas. Bet visio, karačią. Tikriausiai, kad šitiek jau šiandien. Nežinau, kur aš einu. Kur aš eisiu. Niekur aš neišeisiu. Visio. Iki pasimatymo. 5:06 ryto. Belenkaip tamsiu šiaip galvojau, kad nu jau tikrai bus šviesiau 5:06 ryto. Nieko vis dar nesimato, nieks nevyksta. Iš saulės pusės, tą turiu omeny, karočią. Belenkaip šalta. Buvau numygęs gal porai valandų. Taip, karočią. Nelabai. Nosis pilnai užsikimšus, karočią, pilnas snarglių. Gerai, kad pasėmiau tušyk popieriaus iš viešbučio, tai bus bent jau ką išsipūst. Ir gulėjau, čia varčiausi. Nu, nu vis tiek nebeužmygsiu jau. Ir galvoju, kaip čia ką tada daryt. Esu ir patogiau miegojęs, tikrai. Vienas iš 2 bent jau dalykų įgyvendintas, ne? Nedikumoju, tai bent prie vandenyno pamiegojau. Nebūtinai čia gera idėja buvo irgi. Aš dar kartą primenu, kad šiandien yra edukacinis turinys apie tai, kaip nereikia elgtis. Jums, jūsų vaikams, jūsų artimiesiems, jauniems broliams ar seserims, gal vyresniem broliam ar seserim. Dantukus reikės išsivalyti ir mautis čia, karočią, link galutinio tikslo. Ar dar palauk, kol ta saulė pakils. Bet ta saulė čia už 1,5 valandos gal dar tik skils. Negaliu, sakau, kodėl 5:06 ryto jau dabar. Turėtų būti šviesu, man atrodo, ne? Lietuvoje tai bent jau yra kažkokių prošvaišių, kad toj bus šviesu. Čia tai tamsu kaip šiknoj. Gal čia atspindys taip veikia nuo žmonių? Kuo daugiau šviesių žmonių, tuo šviesiau ryte.
Nu ką, prašvyto, judėsim, ką tik čia išgyvenau tokį ne patį maloniausią dalyką. Apsiverčiau, karočią, su motu. Strigau tiesiog, smėlį apsiverčiau, karočią. Ačiū Dievui, kad buvo čiuvakas, kažkoks ten darbuotojas, kuris spygino man pusę nakties į akis su savo milžinišku prožektorium. Padėjo, karočią, išsitraukti, viskas šiaip gerai. Susitvarkiau visą motą susitvarkiau, viską pasidariau. Geras dalykas iš apsivertimo yra tas, kad dingo, karočią, check engine'as. Išsijungė check engine'as. Nu jo, ne pats smagiausias rytas, karočią. Rytas toks, kokia visa ta kelionė gavosi, žodžiu. Bandau judėti link Agadyro, neturiu jėgų apšė, nuotaika irgi neigiama, sveikata chujova. Judam. Nu ką, baigėsi. Atvažiavom į paskutinį tašką, į paskutinę vietą jau, kur bevažiuosim šitoj kelionėj. Įdomi kelionė gavos. Labai šiaip velniškai sunkus rytas ir labai sunku dabar čia papasakot kažkokį bendrinimą padaryti. Velniškai tikrai sunkus rytas. Labai mažai miego, blemba, tas išsivartimas, karočią, tam smėlį. Toks nemalonus. Gal paprieštarausiu savo ir ryte sakiau, kad tikriausiai visas rytas yra toks, kaip visa ta kelionė. Tai nėra taip. Graži šiaip kelionė, įspūdinga, Marokas įspūdingas, kraštovaizdis Maroko įspūdingas, iki kol nėra per daug jo. Ir tada atrandi vėl kažką, kas yra smagu ir įdomu. Žmonės labai draugiški, bet galų gale, norėtųsi sakyti, kad nevykusi ta kelionė yra. Nors jinai nėra nevykusi, irgi čia toks, žinot, gal ne iki galo įgyvendinta, kaip norėjau, gal čia toks būtų taisyklingas apibūdinimas, ne, bet ir nevykus. Nėra nevykus. Aš pravažiavau didžiausią perėją Maroke, davažiavau iki Saharos. Savo akim mačiau Saharą, kojom paliečiau Saharos smėlį. Pervažiavau po to, išskersai visą Maroką iki vandenyno. Pravažiavau gražiausius kalnus, gavau dovanų, kupranugario odas, savo ir savo būsimų žmonų. Nėra nevykus ta kelionė, tiesiog ne iki galo įgyvendinta. Yra kaip yra, nenuleidžiam galvos, net jei mums ir nesiseka. 9 kartus iš eilės. Nenuleidžiu nosies, truputėlį nuotaika tikrai nėra pati geriausia, bet čia susideda tiesiog viskas į tai, kad miegojau 2 valandas, dabar važiavau čionais iki Agadyro. Varysiu dabar tiesiog pralinksmint save į McDonald'ą, suvalgysiu ledų, 2 cheeseburgerių, kokius 7. Paieškosiu, kur galėčiau permiegot, pasimsiu nakvynę, varysiu pamiegot ir skrisiu atgal namo. Ačiū labai Jums, kad buvot pirmąją mano išėjimą į internetą, bet kad ir kiek čia Jūsų bežiūrinčių yra, žinokit, kad man malonu, kad Jūs skyrėt savo laiką tam, kad peržiūrėt mano šitas kančias. Ačiū labai. Iki pasimatymo, iki kitų kartų.